Skoniai – raktas į došų prigimtį. Nauji įpročiai keičiantys charakterį, emocijas, mintis. Straipsnio autorius – holistinė mokykla. Žmogus yra jutiminė būtybė. Per kūną patiria tiek daug nuostabių gyvenimo patirčių. Lyta, klausa, rega, uoslė kuria mūsų gyvenimo kokybę ir laimę. Tačiau ar susimąstėte, koks stiprus pojūtis išties yra skonis? Skonių paletėje kiekvienas skonis turi savo elementų – ugnies, žemės, vandens, oro ar eterio kombinaciją ir unikalią informaciją, kuri per skonio receptorius yra perduodama į visas mūsų organizmo sistemas. Ajurvedos mokslas teigia, kad maisto skonis tai mūsų nuotaikos, būsenos ir minčių kūrėjas. Atidžiai klausydami savo kūno pastebėsite, kad kartais kyla noras suvalgyti kažką aštraus, o kartais taip norisi rūgštelės. Vienomis dienomis norisi gaižesnio, kartesnio skonio, o kitomis taip traukia saldumas, minkštumas. Kodėl taip yra? Ar savo kūno poreikius reikia kontroliuoti? Ar kūno sistema išties pati žino, ko, kada ir kiek mūsų kūnui reikia? Skonis unikaliai veikia ne tik organus, bet ir emocijas. Ajurvedos mokslininkė, šviesios atminties docentė daktarė Aleta Chomičenkienė holistinės mokyklos kurse Skoniai raktas į došų prigimtį teigia, kad kiekvienas skonis unikaliai veikia ne tik žmogaus organus, bet ir emocijas. Pavyzdžiui, gaižus skonis, kurį sudaro oro ir žemės elementai, yra šaldantis, raminantis, valantis tiek fiziškai, tiek emociškai. Gaižaus skonio turintis patiekalai valo kraują, gerina odos būklę, atvėsina emocinį karštį, skatina proto skaidrumą ir koncentraciją. Gaižų skonį turi augalai su taninu – arbata, kakava, kava, medus, raudonas vynas, perlai, šafranas. Gaižų skonį taip pat turi dauguma žaliųjų daržovių – pipirai, sėklos, riešutai. Daktarė teigia, kad gaižus skonis yra sausinantis, šaldantis, tad karšto temperamento žmonėms tai yra itin tinkamas došą balansuojantis skonis. Tačiau gaižaus skonio perteklius dėl savo savybių šaldyti, vėsinti, valyti ir koncentruotis gali žmoguje apgyvendinti emocinį šaltumą, nejautrumą ir negebėjimą atsipalaiduoti. Kartu skonis, kurį sudaro oro ir eterio elementai, yra pats lengviausias ir tuo pačiu metu pats šalčiausias skonis. Tai paslankiausias, skaidriausias skonis savo prigimtimi, nešantis subtilesnes savybės. Daktarė Aleta Chomičenkienė kurse įvardyja, kad kartu skonis tai skonis mokytojas. Kartu skonis suteikia vidinio aiškumo, savistabos gebėjimus, padeda regėti tiesą nuo netiesos, atsirinkti prioritetus tarp gyvenimo reiškinių. Fizinė prasme kartu skonis yra priešuždegiminis, valantis toksinus, sausinantis riebalus. Kartaus skonio turi citrusai, baklažanai, kopūstai, brokoliai, sezamas, cinamonas, gvazdikėlis, sandalmedis, ciberžolė, kava. Šis skonis puikiai balansuoja, padeda susikoncentruoti, apsivalyti. Sakoma, kad gerai gyvenantiems žmonėms kartu skonis yra tiesiog būtinas, tam, kad nepaskesti materijoje, išlikti savo žinojimo ašyje ir vertybėse. Šis skonis disciplinuoja kūną iš vidaus, valo nervinį audinį, džiovinami riebalai. Kita vertus, kartaus skonio perteklius gali ir pačią asmenybę paversti į karčią. Per daug kartaus skonio žmogaus racione gali sukelti vienatvės, izoliacijos, nusivylimo ir nuobodulio jausmus. Tad daktarės žodžiais tariant, jeigu karčiam skoniui yra trauka, vadinasi kūnui jo ir reikia. Aštrus skonis savyje turi ugnies ir vandens elementus. Tai reiškia, kad tai yra karštas ir lengvas, aukštyn judantis skonis, savyje turintis tokias savybės – jaudulys, entuziazmas, smalsumas. Aštrus skonis tai gyvenimo prieskonio metafora, suteikiantis polėkio, energijos, džiaugsmo. Šis skonis aktyvina širdį, pakelia lytinį tonusą, aktyvina hormonų gamybą, gerina kraujotaką. Aštrus skonis užmuša mikrobus organizmo viduje,
išvalo gleivių sankaupas, skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą, taip pat ir prakaitavimą. Tačiau kaip ir visų skonių atveju, perteklius pasireiškia priešingais jausmais ir būsenomis. Valgant per daug aštraus maisto, žmogus greičiau supyksta, tampa konkurencingas, dažnai įniršta. Tokį žmogų galima įsivaizduoti kaip degtuką, žaibiškai užsidegantį, ar tai būtų pozityvia linkme entuziazmas, ar negatyvia pyktis, konfliktas. Aštrų skonį turi pipirai, česnakai, imbieras, šafranas, o aštrumą taušina kartus ir saldus skoniai. Rūgštus skonis turi žemės ir ugnies derinį. Metafizinė prasme, rūgštumas susijęs su vertinimu, supratimu, kritiškumu. Rūgštus skonis įžemina žmogų, padeda sukoncentruoti išsklaidytą energiją. Fiziškai skatina apetitą, atliekų ir dujų šalinimą, paspartina tuštinimąsi, aktyvina metabolizmo procesus. Rūgštaus skonio perteklius neigiamai veikia libido. Žmogus gali pasidaryti ciniškas, kritiškas. Rūgštaus skonio turi citrusiniai vaisiai, pieno produktai, marinuotos daržovės, rauginta duona. Taip pat ajurvedoje išskiriamas saldus skonis, kurį sudaro žemės ir vandens elementai. Savo struktūra saldus skonis yra sunkus ir drėgnas, turi šaldantį poveikį. Natūralūs gamtoje randami cukrūs pasižymė atpalaiduojančių, raminančių poveikių. Paprastai nusiraminame, atauštame, kai suvalgome kažką saldaus. Saldus maistas organizmo nervinės ląsteles aktyvina, suteikia jėgų, skatina protinį darbą, o itin ugningus, nuolat dirbančius emocionalius žmonės priverčia atsipalaiduoti, nusiraminti. Taigi taip pat yra ir balansuojantis skonis. Saikingai valgant saldus skonis didina organizmo tonusą, gerina odos atsinaujinimą ir plaukų augimą, neutralizuoja kai kurių toksinų poveikį. Tačiau saldaus skonio perteklius veda prie aptingimo, apatijos, sulėtina virškinimą, didina drėgnumą ir kūno svorį. Saldų skonį turi kviečiai, ryžiai, avižos, visi saldumynai, burokėliai, kokosai, datulės, melionai, migdolai, pienas, medus, mėta. Akivaizdu, kad skonių harmonija žmogaus kūnui yra daug svarbesnė, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Vieno skonio perteklius ar kažkurio skonio nebuvimas mitybos racione veikia žmogaus jausmus, emocijas, motyvaciją, daro įtaką gyvenimo ugnies tėkmei. Negaunant kurio nors vieno skonio, ne tik sugenda nuotaika, nejaučiama pilnatvė ir pasitenkinimas, tačiau taip pat silpnėja jo imunitetas, psichinė stiprybė, fizinė ištvermė. Skonis stimuliuoja skonio receptorius burnoje, prabudina sąmonę ir pojūčius, priverčia judėti mūsų vidinę energiją. Todėl per išmintingą, apgalvotą, kokybiško maisto pirkimą, gamybą, domėjimąsi maistu mes galime gerokai nusiraminti, įsižeminti ar save energizuoti ir priklausomai nuo to, ko reikia mūsų kūnui. Kviečiame išklausyti visą gerbiamos docentės daktarės Aletos Chomičenkienės kursą Skoniai raktas į došų prigimtį. Kiekvieną kurso paskaitą lydi terapinio poveikio meditacijos, o nemokamą prieigą galite gauti tiesiog susikūrę anketą Holistinės mokyklos svetainėje. Straipsnyje pateikiama paskaitų kurso nuoroda. Docentė daktarė Aleta Chomičenkienė ypatingai šviesaus proto ir unikalaus dėstymo stiliaus ajurvedos specialistė, mokslininkė, kurios šviesą jaučiame gerbiamai mokslų daktariai net ir išėjus iš pasaulio. Tiems, kuriems artimo sveikatingumo ajurvedos temos rekomenduojame paskaityti docentės monografiją Rytų medicinos pradmenys arba kelias be pabaigos. O Holistinės mokyklos svetainėje susikūrus anketą nemokamai išklausyti dar daugiau įdomių daktarės Aletos kursų, tokių kaip Nupiešk save iš naujo ar ajurvedos mokymai, hatų kanalai ir vandens elementas. Straipsnis publikuojamas žurnale
sąmoningo žmogaus pasaulis.